Tai ką, draugai, šiandien esam Vilniuje Taškent numeris 1 uzbekų virtuvės restoranas. Ir šiandien bandysim įveikti šitą plovo challenge per 20 minučių. Su visokiais pagardais, salatytėm, samsa su jautiena, airano litriukas, dolma pora, čeka. Bandom. Važiuojam. Mes. Turbūt reikia nuo enzimų pradėti, kad geriau virškintųsi. Šiaip labai skaniai viskas atrodo. Laiko daug nėra, tai daug nešnekėsiu. Šiaip realiai daug atrodo. Nežinau, ar veiksiu, bet bandysiu. Nėra labai riebus, geras. Nieko nėra smagiau, kai valgyti nuo iešmo. Mano tikslas suvalgyti plovą, o paskui jau visą kitą dasimušti. Šiaip žiauriai skanu. Kiaušinukus desertui paliksim. Gerai, kad plovo kramtyti daug nereikia. 5 jau praėjo? Oho. Karšto darosi. Už dalyvavimą mokėti nereikės, nesvarbu valgysiu ar nesvalgysiu, bet jeigu laimėsiu, pateksiu ant garbės lentos ir gausiu 5% kitam apsilankymui. Žiūrėjau, pusę jau beveik svalgiau. Gerai, paragaujam šito gėrį. Minkšta jautiena, super. Žusiu ją. Šiaip buvau iš Uzbekistane, tai labai gerai, šis nieko neatsilieka. Dar alkanas, viskas gerai kol kas. Ką aš tau darosi? Čia gerai būtų tokia mezim integracija. Buvo mano draugelis iš Miami atvažiavęs, jis valgymo monstras, reikėjo jį čia pakviesti. Žiūrėjau, pusė, ne. Jo, jau sotumas ateina. Atėjo sotumas. Reikia gazas dugnas nuo pat pradžių. Per daug aš čia atsipalaidavęs pradėjau. Reikėjo visai kitai man čia startuoti. Ta proga galim pasimėgauti likusiu maistu. Samsa. Kapota mėsa viduje. Gerai, kad mokėti nereikia. Gerai, lagavom dolma. Geriau. Nesu aš super valgytojas kažkoks, bet pabandyti norėjau. Tai supratau savo galimybės. Jo, daug maisto. Jei būtų tik tai plovas, tai įmanoma. Tikrai suvalgyčiau visą plovą. 2 iešmai šašlo. Dar salotų lėkštę suvalgiau. Aš tiesiog matau savo galimybės, kad aš nesuvalgysiu. Tai kam čia kankinti save ir jūs? Tai sakau, kad pasiduodu šį kartą. O jūs, draugai, jeigu norit pabandyti šitą challenge, registruokitės, bandykit savo galimybės. Tiek iš mane šiandien.